Jungtinių tautų organizacija šiuos 2012 metus paskelbė tarptautiniais kooperatyvų metais. Lietuva kooperatyvų skaičiumi atsilieka nuo ES senbuvių, tačiau žemės ūkio sektoriuje veikiantys kooperatyvai įgauna vis didesnį svorį derantis dėl palankių produkcijos supirkimo kainų. Ypač aktyvūs smulkiuosius pieno gamintojus vienijantys kooperatyvai. Žmonės ėjo iš pieninių, nes kadangi pieninėse, sakykime, tuo metu buvo visi tyrimai daug žemesni, atėjus į kooperatyvą, jau šitie dalykai iš karto įsisprendė. Yra prekės, prekyba, atveža į kiemą prekės. Atsiskaityti nuo pieno pinigėlių iš karto, sakykime, mokėti nereikia. Tai irgi labai daug ir labai gerai. Daug dėmesio kooperacijos skatinimui skiria ir ES. Kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta nemažai priemonių, pagal kurias kooperatyvams ar kooperatinėms bendrovėms suteikiami tam tikri privalumai. Todėl matyti nenuostabu, kad kooperatyvai aktyviai naudojasi kaimo plėtrai skirta ES parama. Reikėtų pradėti nuo to, kad kooperacija tai yra tai, kas viskas yra reikalinga žmogui. Žodžiu, kad žmogus negalvotų apie savo rūpestėlius, o tiesiog dirbtų savo tiesioginį darbą. Tai yra rūpintųsi karvytėms, gera produkcija, kokybiška produkcija, o visi kiti rūpesčiai turi nusėsti kooperacijoje. 2007-2013 metų Lietuvos kaimo plėtros programoje numatyta parama jau pasinaudojo 119 kooperatyvų. Bendra paramos suma siekia 200 milijonų litų. Kooperatyvan iš karto, kaip pasakė, stojam be jokių kalbų, nes kooperatyvas yra stipresnis, toksai vienetas negu vienas žmogelis. Kooperacijos negalima paskatinti dirbtinai. Tai vienas pagrindinių kooperacijos principų. Ji turi prasidėti nuo pačių žmonių noro kooperuotis. Šiame procese valstybės uždavinys padėti žmonėms tą norą įgyvendinti, sudarant sąlygas, suteikiant pagalbą tvarkant formalumus.